Well, what is the best oil to use, and can we use oil every day? Alyva, kaip sakant, geriausia, kur yra šviežiausia, kaip sakant. Kaip sakant, daug klausimų galima lengvai atsakyti, naudodami kinesiology. Ir aš parodysiu biskį demonstraciją už minutės. Bet iš tradicijos yra vienas iš geriausių, tai yra alyva, kaip sakant. Tas yra lengviausia suvirškyti ir nusipirkti, kur yra, kaip sakant, su šaltu iš extraction, kaip sakant, kur šalto spaudimo, kur nenaudoja karščio ir šitokiais, kaip sakant, išspausdami. Tai tie iš avokado yra kitas, kur sako labai gerai. Bet, žinai, kai tu valgai alyvinius ir riešutus, kur nebuvo per naktį su vandeniu, tai gauni labai daug taukų. Ir tie taukai padaro, kad tau raudonas cells, raudonas ląstelės, kraujinės raudonos ląstelės, jos taip kai taukai padaro sulimpa, tai taip ir tos ląstelės sulimpa ir, kaip sakant, nelengvai įeiti į proto vietovės, į masos vietovės, tai sumažina tavo stiprybę ir sumažina tavo protinės galybės, kaip sakant. Mano vienas draugas, papasakosiu, jisai 53 metų ir jisai gyvena tik tai ant gyvenimo ir žalių maistų ir jis gimnastikas, jis mėgta daryti, aš nežinau kaip lietuviškai, chin-ups. Atsispaudimus. Tai jis galėjo padaryti tik tai 30 jų iš karto, vieną po kitą, 30. Jis 53 metų. Labai daug, žinoma, bet jis bandė po metą ir metą, niekada negalėjo daugiau kaip 30 padaryti. Tai vieną kartą sugalvojo sustoti savo alyvą ir avokadus. Kai sustojo tuos maistą, už 3 dienų padarė 35. Ir po kiekvieną dieną vis galėjo 35. Paskui, kai vėl įdėjo alyvą atgal, tai jis tik tai galėjo vėl tik tai 30 padaryti. Tai tas sumažina tavo degunio nunešimo į tavo raumenis, kad padaro, žinai, stiprų. Tas yra taip ir tiesa dėl protų. Kai tu darai, pavyzdžiui, labai bandys spręsti sunkus dalykus, mokiniesi, ar kai imi egzaminus, tai geriausia jokių, kaip sakant, nevalgyk lašinių, žinoma, bet nevalgyk ir jokių, kaip sakant, taukinių, alyvos ar avokado ar riešutų, kad jeigu nori, kad tavo protas dirbtų geriausiai. Tai, kaip sakant, ir kaip tu gali atsakymą gauti, suprasti bilę kokį, kas ateina tavo gyvenimą, ar apie maistą, ar apie kitokius dalykus, gali paklausti savo kūno ir kūnas atsakys tau. Dėl to, kad jeigu yra tiesa, tai tas tiesa padarys tau kūną stipresnį, o jeigu yra melas, tai padarys tau kūnos stiprumą, bus padarys silpnesnį.